Sveiki, žiūrite Mamos kokteilį ir šiandien laidos tema yra mokykla ir švietimas. Ką aš girdžiu skambutį, tai ką galim pradėti. Kiek prisimenu mokyklą, tai mokiausi tikrai ganėtinai gerai. Iki 9 klasės viskas buvo tobula, tada atėjo paauglystės laikotarpis ir šiek tiek pavirtau į padaužą ir buvo laikotarpis, kada ir pabėgdavau iš pamokų ir nelabai pasistengdavau ten jų paruošti ir nelabai rūpėjo ir visai kiti dalykai buvo galva. Tačiau 10-11 klasės įsimi ir tai išėjo tikrai naudą. Kažką ten mokytoja padarė, kas man nepatiko, davė kontrolinį ir niekas nieko nebuvo pasiruošę ir gavom blogus pažymius, tai mes kitą pamoką padarėm streiką. Nė vienas mokinys neatėjo į pamoką, tai va buvo mūsų toks, tai čia skaitėsi labai blogai išdaiga, o dabar tai nežinau, keikiasi ant mokytojų, tai nežinau, negerai. Nepriskaičiu prie to išdaigos. Mes ten aišku darydavom ten, kad ten kreida ištepdavai rankas, ten kam nors, labas ir per nugarą ten, ir ten visi laimingis smagus, bet čia yra išdaigė, kada ten nieks nenukenčia labai stipriai. Tai va. O dabar tai ten, nežinau, iš viso labai keista, kai į mokyklą eina ten vaikinai su sportiniam kelniam, visi ten sportuojantis. Ten su tais treningiukais, o mes per skalumo kultūrą taip rengdavomės, o dabar taip mokyklė, tas yra labai keista. Labai keista, kad rūko tiek žmonių, kad 14 metų vaikai rūko, 13 ten ir čia skaitos pas jas yra normalu. O aš manau, ta problema yra, kad nežinau, kaip ten susidraugaut, galbūt ten pritapti prie kompanijos, bet čia jau šitas man pastoja girdisi, dėl ko jie rūko. O po to, aišku, jau gauna tą priklausomybę nuo nikotino. Pastebiu, kad einant ten, tarkim, anksti pati studijas, arba anksti ten darbas prasideda, matai, kaip eina mergaitės išsiruošusios ten kaip į diskoteką. Ir ten žiemos metu plikom bambom ir tikrai tas yra keista, anksčiau to tikrai nebūdavo. Ten neįdažydavosi tokio amžiaus 13 metų, kad dažytų ten pirštais išbadytų ir iš tikrųjų pirmą kartą aš pasidažiau gal ten 17-18 metų o dabar čia 14 metų ir yra normalu ir man tas yra labai keista ir tikrai nesu prie to pripratusi, bet kaip laikai keičiasi ir galbūt reikia toleruoti, aš nežinau, aš to netoleruoju, savo dukros tokias nenorėčiau, bet ką jau padarysi. Vis tiek ne viskas bus vienodai, kaip buvo ten prieš 10 metų. Buvo taip, kad ten ir muštynių, buvo muštynių, ten karova tokia atėjo prie manęs, ten pasakė, tu mane patinki, tai ten, žodžiu, jai ten, aišku, agresyviai reagavau ir gerai jai nesibaigė ir tai... Kas atsimena, tas atsimena, bet atsimenu, buvau mokykloje, iš to man visi plojo dėl to, kad ten padarė, kad pamokų nebūtų, nes tikrai incidentas buvo didelis ir skambėjo visą mokyklą, tai bent jau iš mokytų pusės pasirodžiu blogai, bet bent jau iš mokinių pusės gavau tą pagarbą. Nes tikrai visi tie realiai, pavyzdžiui, kurie pažiūriu, kurie būdavo mokykloje, tai dabar tikrai ten nežybai. Tai stengčiausi jūsų vietoje simti. Na ir pažiūrėkim, kokių aš šį kartą gavau klausimukų. Litukė klausė, kaip mokėsi mokykloje gerai ar buvai padauža? Mokiausi gerai, bet ir buvau padauža. Tai čia taip nesuderinimas dalykas, bet buvo taip. Tai tikrai mokiausi aukštais balais, nes nuo mažų dienų jau žinojau, ką noriu ir to siekiau. Dominika klausė, ar geri buvo 12 klasės vidurkiai? Taip, jie buvo prie aukštesnių. Blogiausias pažymys pas mane gal buvo 8 matematikos, 8 gal 5. Taip, vidurkis tai buvo tikrai labai geras ir labai aukštas. Tai virš 9. Tai vat, Simona, esi baigus palaukit, čia už ten kalniukas. Esi bėgusi iš pamokų, jei taip, kada pirmą kartą? Pirmą kartą pabėgu iš pamokų, nepatikėsite, 9 klasėje. Dar ne taip anksti, nes nėra ir 6 pabėgi, ir ten 9 klasėje. Sveiki. Ok, klausimai, atsakymai, linksmoji, pati linksmiausia dalis. Ir gerai, mes jau atsisveikiname ir kita laidos tema būtų, jeigu bus geras oras toks, kaip dabar, žinau, ir bus daug sniego, eisim galbūt čiužinėti ar išbandyti kitas žiemos pramogas ir būsi su svečiu. O jeigu bus blogas oras, tai tada, blogas, jis dabar, vis tiek šalta, bet jeigu bus oras, kad kažkur saulė,
netikėtai, tada mes atliksime grožio pamokėlę ir pagal mane dažysimės taip, kaip man patinka ir pasikviesime vieną iš jūsų. Aišku, paneliui, na bent vaikinas, jeigu labai norės, tai galėsim ir vaikino padažyti. Taip, jeigu pasiaukas gal manęs. Tai va, nu ir gerai, sutiksime kitą kartą. Ate.